Visada ieškokite prieglobsčio pas Dievą nuo pragaro. Ar žinai, kaip yra? Ištirkime pragarą. Pragaras tamsus. Itin tamsu. Yra 7 pragaro vartai, kiekvieni vartai skirti skirtingų lygių nusidėjėliams. Pragare yra 19 angelų, o Malik yra pragaro saugotojas. Šie vartai bus uždaryti piktadariams ir jie neturės vilties kada nors iš jų pabėgti. Kai pragaras juos pamatys iš toli, jie išgirs, kad tai siautėja ir riaumoja. Jų kankinimai nebus palengvinti ir jiems nebus padedama. Pranašas Mahometas, ramybė ir palaiminimai jam, pasakė: ugnis, kurią degina žmonės, yra tik viena iš 70-osios pragaro ugnies dalies. Rojaus lygiai kyla aukštyn, o pragaro lygiai nusileidžia. Pragaras yra platus ir nepaprastai gilus. Kartą pranašo Mahometo palydovai, ramybė ir palaima jam, išgirdo keistą ir baisų garsą, kurių negirdėjo kiti žmonės. Pranašas Mahometas, ramybė ir palaiminimai jam, pasakė: tai akmuo pragare, kuris prieš 70 metų buvo išmestas iš pragaro krašto, nuolat slysdavo žemyn ir dabar pasiekė dugną. O veidmainiai bus žemiausioje pragaro gelmėje. Jame pučia karšti vėjai, juodi dūmai ir verdantis vanduo. Pragaro ugnis suryja viską, sunaikins viską ir nieko nepaliks nepaliesto, sudegins odą, jis pasieks kaulą, ištirpinti skrandžio turinį, pateks į širdis ir atskleis tai, kas yra slapčiausia ir gyvybiškai svarbu. Jiems bus ne maistas, o kartaus, nemalonus. Dygliuotas augalas, kuris nei pamaitins, nei numalšinti alkio, baisus medis pragare bus nuodėmingųjų maistas kaip lydytasis žalvaris. Jis užvirs jų viduje, kaip verdantis vanduo, medžio vaisiai yra kaip velnių galvos. Ir jiems bus duota atsigerti mišinio iš verdančio vandens ir aliejaus, žmonės gers jame esančių žmonių prakaitą ar sultis. Ir kaip bausmę jie maitins degančias anglis ir pragaro ugnį. Jų drabužiai bus iš ugnies ir deguto. Ir pragare yra deganti jūra, vadinama Bahar, ir upė, ištekanti iš privačių moterų ištvirkėlių dalių. Pragaro ugnies žmonėms pakenks jų privačių dalių kvapas. Ir pragare yra dalis, vadinama Zamharir, kuris yra nepaprastai ir žvarbus šaltis, maistas ir gėrimai jame yra karšti šalti. Pragare yra kalėjimas, vadinamas Bolus. Taip pat jame yra sielvarto šulinys ir slėnis pragare, vadinamas Vail. Ir kalnas, vadinamas Saot, ir žmonės uždeda ant jo rankas, jų rankos tirps, kai ant jo uždės kojas, jų kojos ištirps. Pragaras turi 70 000 slėnių, kiekvienas slėnis turi 70 000 šakų, ir kiekvienoje šakoje yra 70 000 namų, kiekviename name yra 70 000 plyšių, kiekviename plyšyje yra 70 000 gyvačių, o kiekvienos gyvatės šone yra 70 000 skorpionų. Tie, kurie netiki Dievu ir jo tikrieji pasiuntiniai, tie, kurie teisių žmonės pavertė dievais, tie, kurie anksčiau tikėjo kažkuo ar kuo nors, gali būti naudingi ne Dievui ir padarė dievus iš akmenų ir juos garbino, jie bus pragaro kūras. Dievas pasakė: bijokite ugnies, kurios kūras yra žmonės ir akmenys, paruošti netikintiems. Dievas pasakė: be abejo, jūs netikintieji, ir tai, ką jūs garbinate be Dievo, yra degalai pragarui, jūs įeisite į ją. Jei tai būtų buvę dievai, jie nebūtų ten įėję ir visi joje apsigyventų, ir žmonės verks ir rėks pragare. Dievas pasakė: jiems mes pridėsime kančią kančioje. Nusidėjėliai bus nubausti pragare, bet nemirs, o pragaro bausmė yra amžina netikintiems ir politeistams. منكم إلا واردها كان على
وننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Virš pragaro yra tiltas, vadinamas Sirat, slidu ir nepastovi, per ją peržengs visi, net pranašai. Teisėjai kaip žaibo blyksnis, vieni eis kaip akies mirktelėje, kiti kaip lenktyniniai žirgai, kiti kaip mulai, kiti lėtai, o kiti tik judins kojomis, greitis priklausys nuo jų poelgių, kai kurie įveiks saugiai, kiti bus subraižyti, bet saugus, bet kai kurie bus paslydę ir įmesti į pragarą, o tie, kurie jį peržengs, pateks rojuje.